8 diena keliaujant aplink Lietuvą ir rytą pradedam lėtai. Po vakar dienos vis dar skauda kojas. Išsivirėm košės, pabendravom su kitais kempingo gyventojais ir išsiruošėm atgal į kelią. Jau taip pat buvom Biržuose, kur apsipirkome, truputį užkandome ir taip pat buvom užklupti pirmo lietaus. Lyšnojo geras 3 valandas, bet labai padėjo neperšlampami rūbai. Sustojom pietauti, teko ką nors pasiruošti patiems. Aplinkui nebuvo nė vienos kavinės. Pakeliui aplankėme ir garsiąją Gedimino pilį. Tačiau ekspertas archeologas Simas patvirtino, jog pilis netikra. Deja, mūsų ekspertą pradėjo kankinti subintrynio sindromas. Tikrai ne pats smagiausias jausmas. Pradėjo temti, jau visai užsivėlinome. Atvykę į stovyklavietę statėme palapinę, maudėmės ir gaminome maistą tamsoje. Tačiau burgeriai vis tiek buvo labai skanūs. Iki rytojaus.